Sveiki, šiandieną kalbame apie future simple laiką, būsimąjį paprastąjį laiką ir kuo jisai skiriasi nuo konstrukcijos going to, apie kurią kalbėjom praeitame video. Jeigu norite pažiūrėti apie atskirai laiką ir konstrukciją going to, tai nuorodas rasite apačioje aprašyme, o mes keliaujame žiūrėti į pavyzdžius, kuo skiriasi vienas ir kuo skiriasi kitas. Taigi, pats paprasčiausias pavyzdys, pats paprasčiausias skirtumas yra tas, kad jeigu veiksmas yra planuojamas, mes naudojam going to. Jeigu veiksmas yra neplanuotas, spontaniškas, mes naudojam future simple laiką, tai yra will. Pažiūrėkim į pavyzdį. I have no money. Aš neturiu pinigų. I will lend you. I have no money. I will lend you. Aš neturiu pinigų, aš tau paskolinsiu. Ar ne? Bet jeigu mes matom will, tai reiškia, kad tas skolintojas iki to momento nežinojo, kad kitas žmogus neturi pinigų, todėl jis tiesiog spontaniškai nusprendė, kad gerai, aš tau paskolinsiu. Pažiūrėkime kitą pavyzdį. I have no money. Yes, I know, I'm going to lend you some. Taip, žinau, aš kaip tik ketinu tau kažkiek paskolinti, aš kaip tik ketinu tau šiek tiek jų paskolinti. Tai I will lend you reiškia, kad žmogus nežinojo apie tai, jis nusprendė spontaniškai paskolinti. I'm going to lend you some reiškia, kad žmogus ir taip ketino jam paskolinti, arba žinojo, kad tokia yra situacija ir kad tikriausiai reikės paskolinti ir buvo jau tai apgalvojęs, jau buvo suplanavęs iš anksto. Ne, tai skirtumas nelabai didelis, bet šiek tiek prasmė kitokia. Pažiūrėkime į kitą pavyzdį. Vėlgi, planuotas going to, spontaniškas will. Tarkim, mums kažkas sako, we need some milk. Okay, I will go to the shop and buy some. Gerai. Nors ir neplanavau, bet nueisiu į parduotuvę ir nupirksiu. I will go. Nusprendžiau tik dabar, kai išgirdau, kad pieno reikia. Žiūrėkime kitą pavyzdį. I'm going to buy some milk. Do you need anything else? Aš ketinu nupirkti pieno. Aš ketinu eiti parduotuvę ir pirkti pieną. Jau esu susiruošus, apsirengus, pasėmus, nežinau, maišiuką pinigų ir visą kitą, ko reikia eiti parduotuvę. I'm going to buy some milk. Aš ruošiuosi nupirkti pieno. Ar tau reikia dar kažko? Do you need anything else? Ar ne? Skirtumas. I will go to the shop. Aš eisiu, bet tik dabar apie tai nusprendžiau. I'm going to buy some milk reiškia, aš ruošiuosi nupirkti pieno, aš ruošiuosi eiti nupirkti pieno. Pažiūrėkime šiek tiek kitokį pavyzdį, bet apie tą patį pieną. We need some milk. I know I'm going to buy some on my way home. Ar ne? Tai tiesiog kitoks pavyzdys. Aš žinau, aš kaip tik ketinu nupirkti jo važiuodamas arba važiuodama namo iš darbo. Ar ne? Važiuojant pakeliui iš darbo. Tai I'm going to buy reiškia, aš jau žinojau išvažiuodama iš namų, kad reikės pieno ir kaip tik buvau pagalvojus, kad grįžtant iš darbo aš jo nupirksiu. Tai nėra spontaniškas sprendimas, I'm going to buy reiškia, kad aš ketinu tai padaryti, aš ruošiuosi tai padaryti. Pažiūrėkim į kitą pavyzdį, į kitą taisyklę. Ateitis su įrodymais, going to, asmeninis spėjimas, will. Kaip tai atrodo realiai pavyzdžiuose. Taigi, kalbant apie tą patį lietų. Jeigu aš sakau, it is going to rain, aš turiu kažkokių įrodymų. Pavyzdžiui, nežinau, arba didžiulis debesis virš galvos, arba aš tikrai pasitikiu meteorologais ir jie pasakė, kad tikrai lis. Arba kažkas tai tokio, bet kai aš matau, kad tai yra tikrai tiesa. It is going to rain. Jeigu tiesiog, ruduo dažnai lyja, apsiniaukia, tai I think it will rain. Aš visai manau, kad lis. Ar ne? Tai it is going to rain, aš esu daug labiau įsitikinus. I think it will rain, tai yra tik tai mano nuomonė šiuo atveju. Aišku, su lietum yra šiek tiek sudėtinga, nes niekada negali būti 100% tikras dėl lietaus, nebent jau iš tikrųjų lyja. Pažiūrėkime kitą pavyzdį. We are going to miss our train. Atsimenat, jeigu neatsimenat, tai kai kalbėjom apie going to, kalbėjom apie laiką ir apie vėlavimą. Jeigu mes žiūrime laikrodį ir matom, kad liko iki mūsų traukinio išvažiavimo 5 minutės,
o mums, tarkim, kelionė iki stoties 10 arba 15, tai mes kaip ir įsitikinę, we are going to miss our train. Ar ne? Mes jau žinom, kad tikrai pavėluosim. Jeigu mes naudojam will, mes dar nesam įsitikinę, bet kažkaip išreiškiam savo tikėjimą, savo numanimą. I hope we will be on time. Aš tikiuosi, kad mes spėsim laiku. Bet vėlgi, aš nežinau, aš neturiu jokių įrodymų nei už, nei prieš, tiesiog aš taip tikiuosi. Aš tikiuosi, kad mes būsim laiku. I hope we will be on time. Taigi, tokie skirtumai tarp going to ir will. Tikiuosi, nepasimesit. Jeigu jums patinka mano video ir kanalas, spauskite subscribe. Jeigu jau tai esat padarę, labai ačiū, kad mane sekate. Man labai smagu, kad turiu daug sekėjų ir subscriberių. Spauskite thumbs up ir susitiksime kituose video. Sėkmės jums.